Kaip reikėtų interpretuoti atšokusią 2,9 procentų infliaciją eurozonoje? Aš Povilas Petručionis, Orient Securities analitikas, šioje Rinkų Espresso apžvalgoje aptarsiu, kaip naujuosius metus pradėjo pagrindiniai akcijų indeksai, eurozonos infliacijos duomenys, JAV nedarbo rinkos duomenys bei rinkas įtakojusius geopolitinius įvykius. Svarbiausi praėjusios savaitės įvykiai – Jungtinės Amerikos valstijos, tebesitęsiantys geopolitiniai neramumai ir nevienareikšmiški darbo rinkos rezultatai. JAV akcijų rinkos 2024 metus pradėjo kritimu. Nasdaq 100 smuko apie 3,1%, S&P 500 apie 1,5%, o Dow Jones 30 traukėsi mažiausiai, tai yra apie 0,6%. Prie Nasdaq 100 indekso nuosmukio reikšmingai prisidėjo beveik 6% Apple įmonės akcijų nuosmukis paskatintas naujienų, kad skirtingų institucijų analitikai sumažino įmonės akcijų tikslinę kainą. Be to, šią savaitę buvo pastebėta kapitalo rotacija į sektorius, kuriems 2023 metais sekėsi prasčiau. Tai yra komunalinės paslaugos, energetika, būtinojo vartojimo prekės ir sveikatos apsauga. Mažos kapitalizacijos įmonės įtraukiantis Russell 2000 krito daugiau nei kiti indeksai ir fiksavo 3,74% kritimą. Pastarąją savaitę rinkoms vėl įtaką darė geopolitiniai veiksniai. Belaukiant artėjančių rinkimų Taivane, Kinijos prezidentas Xi Jinping teigia, jog Kinija bus tikrai suvienyta. Be to, tęsiasi neramumai prie Raudonosios jūros, kurioje hučiai toliau vykdo išpuolius prieš vakarietiškus krovininius laivus. JAV buvo sulaukta mišrių darbo rinkos duomenų. Nedarbo lygis išliko 3,7%, o naujai įsidarbinusių žmonių kiekis atmetus žemės ūkio sektorių siekia net 216 tūkstančių, kai prognozė buvo 170 tūkstančių. Valandinis užmokestis per mėnesį augo 0,4% ir taip pat viršijo analitikų lūkesčius. Vis dėlto dalyvavimo darbo rinkoje rodiklis Labor Force Participation Rate netikėtai susitraukė ir pasiekė žemiausią reikšmę nuo vasario mėnesio. JOLTS rodiklio žyminčių atvirų darbo vietų skaičių reikšmė buvo mažesnė nei tikėjosi analitikai ir fiksavo susitraukimą lyginant su praeitų mėnesiu. Išleisti pirkimo vadybininkų indekso rezultatai buvo prastesni nei tikėtasi bei žymėjo tolimesnį traukimąsi. JAV gamybos PMI išlieka žemiau 50 punktų ribos. Šią savaitę akcijų rinkoje aukštą augimą demonstravo sveikatos apsaugos sektoriaus didžiosios įmonės. Eli Lilly kilo virš 6%, o AbbVie apie 4,6%. Prasčiau sekėsi puslaidininkių industrijai, Venex Semiconductor ETF krito apie 5%, išsiskyrė Intel ir AMD kritę apie 6%. Europa. Infliacijos ir obligacijų pajamingumų atšokimas. Europoje sentimentas rinkose buvo panašus, o pagrindiniai akcijų indeksai traukėsi iki 2%. DAX krito apie 0,9%, CAC 40 apie 1,6%, o FTSE 100 krito apie 0,6%. Po ilgos augimo serijos Europos šalių vyriausybių obligacijų kainos traukėsi, o pajamingumai atšoko. Vokietijos 10 metų trukmės obligacijų pajamingumas nuo 1,9% atkilo iki beveik 2,2% lygio. Europoje šią savaitę pasirodė infliacijos duomenys žymėjo atšokimą iki 2,9% lygio. Tiesa, šis atšokimas gali sudaryti klaidingą įspūdį, kadangi tokiam pokyčiui didelį įtaką turėjo bazinis laikotarpis. Bendroji tendencija yra dezinfliacinė ir trumpesniojo laikotarpio infliacijos rodikliai žymėjo mažėjantį augimą. Be to, infliacija atmetus maisto ir energetikos kainas traukėsi toliau nuo 3,6 iki 3,4% lygio. Eurozonoje buvo užfiksuotas gamybos pirkimo vadybininkų indekso 0,2 punkto atšokimas iki 44,4 punktų lygio, kuris vis dar išlieka žemiau 50 punktų ribos. Vokietijoje užfiksuotas nedarbo lygio išaugimas 0,1% iki 5,9% lygio. Tuo tarpu Jungtinėje karalystėje pastebimi nekilnojamo turto rinkos atsigavimo ženklai. Namų kainos per mėnesį išaugo 1%
1,1%, o per mėnesį patvirtintų būsto paskolų skaičius siekia net 50 000. Šią savaitę Europoje augimui išsiskyrė Vodafone, kilęs apie 2,7%, bei Danone augęs apie 3,12%. Prastą savaitę išgyveno Prancūzijos prabangos prekių sektorius po to, kai UBS analitikai pranešė apie pesimistišką 2024 metų šios industrijos augimo prognozę. LVMH krito apie 6,1%, Hermès apie 5,16%. Azija. Žemės drebėjimas Japonijoje ir Kinijos nekilnojamo turto sektoriaus iššūkiai. Azijos rinkose sentimentas pernelyg nesiskyrė nuo kitų pasaulio regionų. Kinijos CSI 300 ir Hongkongo Hang Seng krito apie 3%, o po Japonijoje įvykusio žemės drebėjimo Japonijos jena krito, o Nikkei 225 traukėsi apie 0,25%. Iš Japonijos pasirodė sukrečiančios žinios apie įvykusį 7,5 balo žemės drebėjimą. Keli šimtai žmonių žuvo, bei panašus skaičius vis dar ieškomi. Svarstoma, jog šis įvykis gali prisidėti prie Centrinio Japonijos banko monetarinės politikos ir pavėlinti galimą sprendimą pakelti palūkanų normą dėl poreikio atitaisyti žemės drebėjimo padarytą žalą. Reaguojant į šios įvykius, Japonijos jena krito JAV dolerio atžvilgiu ir pasiekė 145 jenų už dolerį lygį. Belaukiant šunto, tai yra algų persiderėjimo laikotarpio, Centrinio banko vadovas Ueda išreiškė pasitikėjimą, jog Japonija peržengė ilgą laikotarpį besitęsusį mažos infliacijos ir mažo ekonomikos augimo etapą. Kinijos nekilnojamo turto sektorius toliau susiduria su krentančiomis kainomis, statybų darbų nukelimais bei statytojų bankrotais. Pasirodė nauji duomenys žymėjo, jog top 100 statytojų pardavimai gruodžio mėnesį lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus krito 34,6%, tačiau augo 29,6% lyginant su lapkritį fiksuotų nuosmukiu. Šią savaitę skaudų kritimą patyrė elektroninės komercijos bendrovės JD.com bei Alibaba, kurios krito atitinkamai 6,4 ir 5,22%. Japonijoje augimui išsiskyrė pagrindiniai automobilių pramonės vardai. Toyota kilo apie 4,28%, o Honda 4,37%. Ateinančios savaitės įvykiai. Antradienį duomenų apie prekybos balansą sulauksime iš JAV. Analitikai prognozuoja, kad prekybos deficitas sieks 65 milijardus JAV dolerių. Ketvirtadienį JAV praneš apie infliacijos pokytį per gruodžio mėnesį. Tikimasi, kad metinė infliacija pakils nuo 3,1 iki 3,3%, o infliacija atmetus maisto ir energetikos kainas kris nuo 4 iki 3,9% lygio. Penktadienį infliacijos duomenys paskelbs Kinija, rinka prognozuoja, kad defliacija dar stiprės ir vartotojų kainų indeksas bus neigiamas bei trauksis 0,7% per metus. Ta pačią dieną Kinija skelbs duomenys apie prekybos balansą. Ekonomistai tikisi, kad perviršis pakils nuo 68,4 iki 76 milijardų JAV dolerių. Ačiū visiems klausiusiems ir gražios jums savaitės.